Sveiki! Atraskime smagius ir kūrybiškus būdus dalytis savo gyvenimo akimirkomis su artimaisiais. Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip lengvai redaguoti ir animuoti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Žingsnis po žingsnio parodysime, kaip pridėti judesio, kūrybinių akcentų ir paversti paprastas akimirkas įtraukiančiomis istorijomis. Peržiūrėję įrašą galėsite dalytis kasdieniais įspūdžiais su draugais ir šeima socialiniuose tinkluose, naujais, įdomiais būdais. Atidarykite Instagramą. Bakstelėkite pliuso ženklą, kad sukurtumėte istoriją. Galite slinkti aukštyn ir žemyn, kad rastumėte norimą vaizdo įrašą ar nuotrauką. Kol kas pasirinksime vieną nuotrauką. Jei perbrauksite į kairę arba į dešinę, prie nuotraukos galėsite pridėti filtrų. Bakstelėję čia, galite pridėti tekstą prie savo istorijos. Pavyzdžiui, parašykite, kad mėgaujate saulėlydžiu ir pažymėkite Back to Future su ETA ženklu. Tačiau, jei norite, galite pažymėti ir daugiau žmonių. Taip pat istorijai galite pridėti hashtags grotažymių su grotažyme Erasmus. Vėlgi, jei norite, galite pridėti daugiau. Bakstelėdami arba braukdami kairėn ar dešinėn, galite pasirinkti vieną iš įvairių teksto šriftų. Jei paspausite ant spalvų paletės, galėsite pakeisti teksto spalvą. Slinkdami baltą apskritimą aukštyn, tekstą padidinsite, o slinkdami žemyn, tekstą sumažinsite. Baigę viską tvarkyti, paspauskite mygtuką Done – atlikta. Paspaudę ant teksto ir neatleidę piršto, galite įslinkti į norimą vietą. Jei paspausite Stickers – lipduko mygtuką, galėsite pridėti daugiau elementų. Pavyzdžiui, prie savo istorijos galite pridėti Location – vietą. Jei ką nors pasirinkote per klaidą, viskas gerai. Galite elementą įdėti į šiukšliadėžę ir tiesiog paleisti pirštą. Tada jis bus ištrintas. Savo istoriją galite papildyti muziką. Galite išsirinkti iš siūlomų dainų arba į paiešką įvesti savo mėgstamos dainos pavadinimą. Į šoną slinkdami galite pasirinkti, kokiu būdu jūsų daina bus pridėta į istoriją. Ar matysis jos piktograma ir panašiai. Jei paspausite 3 taškus, atsiras daugiau parinkčių. Pavyzdžiui, galite išsaugoti istoriją savo prietaise, arba bakstelėję šį mygtuką galite įkelti savo istoriją. Puikiai padirbėta! Dabar jūsų istorija įkelta ir ją gali peržiūrėti jūsų draugai bei šeima. Dabar atidarykite Facebooką. Paspauskite pliuso ženklą, kad sukurtumėte istoriją. Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą. Panašiai kaip ir Instagrame. Pavyzdžiui, galite žymėti žmones. Pridėkite kokią nors muziką arba pridėkite tekstą su hashtags grotažymėmis arba pažymėkite žmones. Vėlgi, turime įvairių šriftų ir spalvų. Taip pat galime pridėti stickers lipdukų. Kai baigsite, paspauskite Share bendrinimo mygtuką, kad įkeltumėte savo istoriją. Sveikiname! Išmokote paversti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus įdomiomis istorijomis. Dabar galite dalytis kūrybingomis akimirkomis su pasauliu ir toliau ieškoti smagių būdų bendrauti su draugais ir šeima. Mėgaukite savo istorijomis socialiniuose tinkluose.